Sveiki. Sveiki. Mes ir vėl čia. Po tiek amžinybės, kaip visada, pasirodom kaip jaunas mėnulis, bet mes prižadėjom, kad jeigu jūs pakomentuosite, jeigu norėsit, padarysim makaronų video. Tai mes pasirašėm, dabar yra metas, 2 mėnesius ruošiam nufilmuoti šitą video. Mes pasistengsim kuo aiškiau, kuo geriau nufilmuoti, kad jūs suprastumėt. Jeigu mums pavyks dar padaryti, mes darėm prieš 3 mėnesius tos makaronus. Pasistengsime padaryti kuo aiškiau, kuo įdomiau. Dabar mums pirmą partiją. Nežinau, ar pirmą partiją mums išeis, tai tada einam prie ingredientų ir pradedam nuo pradžių. Nuo tokių. Kitokių nereikia. Migdolų. Migdolų miltai, cukraus pudra, kiaušinių, dar reikės cukrų, dabar neturiu čia pasidėjus. Tai pačiam procesui, pačiam makarunsui tik tai, mums reikės 4 ingredientų, aišku 5, jeigu turi dažų, jeigu norite ant spalvotų makarunsų, nusipirkite dažų, bet stenkitės pirkti tokių gėlinių, o ne skystų, nes tada neįsiplaukia normaliai baltymas. Jeigu per daug dažų. Na, žodžiu, mes ten eigoje pažiūrėsim, pasiklausus. Yra pagrindinis dalykas, tai yra labai gerai išplakti morengą, tai yra kiaušinio baltymas ir cukrus. Ir turi būti puodas, bliūdas, kur jūs plaksit sausutėlis, nei vieno vandens lašelio, nes iškart nesigaus išplakti morengo. Tad būtinai nusausinkit, pasižiūrėkit, kad nebūtų jokio kito produkto apart cukraus ir kiaušinio baltymo. Sakys, kad kažkaip per šuo. Mums reikės kiaušinio baltymų 58 gramus. Tai tada bandom skirti baltymų. Gaunasi 2 nepilni kiaušiniai. Kažkur gaunasi labai skirtingai, nes vieną kartą aš dėjau 2 kiaušinius ir tada buvo per mažai 100 gramų. Dėjau kitą kartą 2 kiaušinius, buvo labai daug, tai žodžiu čia nais, žiūrėsim, kaip dabar bus. Bet šiaip tai kažkur 2 kiaušiniai gaunam. Nu, matot, dar tik vienas kiaušinis, o jau yra 32 gramai jau. Aš skaičiau, kai mes tenais bandėm tada daryti tų morengų ir tų visų makaronsų, tai jis sako, gramas į gramą ten reikia panašiai. Bet mes tikrai ten, pavyzdžiui, 2 gramai paklaida, nu, mes kažkaip negraipstom. To cukrus čia lygiai tiek pat, kiek ir baltymo. 58 gramų. Gerai. Nu, nesvarbu. Tai va. Pas mus svarstyklės blogai rodo. Pas mus ten paklaida yra ant svarstyklių. Tai va, šitą visą dalyką reikia su mikseriu, reikia pradėti nuo labai mažos apsukų, tada po biškį greitinti. Tai gaunasi kažkur 15 minučių reikia plakti ir tikrai nepatingėkit nuo pat pradžių, nestaigiai plakti, o viską po biškį. Tai va, šitą dalyką reikia suplakti iki morengo. Taip, jamam 83 gramus miltų. Tam 3 gramai miltų. Oi, palauk. Reikia viską sumaišyti, kad persijuoti viską. O geriausia sijuoti yra su guminė mentelė. Čia persijoju miltus, o aš einu plakti. Kaip ir minėjau, tai reikia plakti, pradėti nuo kuo mažesnės ir tada kilti po biškį. Tai aš plaku tada baltymą su cukru.
mes turim nusipirkę iš promo 3 spalvų turim. Dedame šį kartą mėlyną. Dabar jau plaku tikrai ilgai. Kai jau eisit į patį galą, patį paskutinį režimo plakimo, dėkite dažus, o tada iki pat galo šysim marengą. Dedam dažus. Gėlinį dažai, kad nebūtų jie skysti. Vos reikia dėti, nedaug. Spalvos. Ir dabar toliau maišom. Turiu gauti tokią viršunytę ir morengas turi nenukrysti. O taip jis turi stovėti, jis turi būti tvirtas. Pirkau išeina tokį kilimėlį, nes čia makarunco formą daryti. Tai labai tokia patogi formelė, aš tikiuosi. Mes dar nei karto jos nebandėm, bet mes dar tiksliai nežinom, ar kepti reikia ant jos, ar reikia tipo daryti ant kepimo popieriaus ir tipo jį ištraukti. Tai va, mes, pavyzdžiui, dabar turim išeina, kaip sakiau, nusipirkę kaip trafaretą, kaip tokią kilimėlį, bet mes nei karto dar nekepam, tai mes irgi dabar per video nerizikuosim kepti ant jo. Ir tie, kurie, aišku, neturės to trafareto ir panašiai, kurie pirmą kartą keps, tai jūs tiesiog pasimkite baltą popieriaus lapą ir apsibrėžkit, nežinau, ar stiklinę, ar šiaip su kokius krestuvu, pasidarykit va tokius apvalius, kad jums būtų visi gražus vienodi makarunsai. Ir labai svarbus yra dalykas, tai kepimo popierius turi būti labai gražiai su palei blėka. Orkaitės ventiliatoriaus pradės labai jeigu bus va taip išlindę, labai maskatuosis ir nesigaus formą ir įsilies. Ir dar plius, ką mes kiek kartų kepiam, iškart pasakau, kur, pavyzdžiui, palei šonus būna makarunsai, tai dažnai jie pabėga, nes, pas mus kaip sena orkaitė, tai netolygi ta temperatūra būna palei šonus, kai kur dar skaičiau, kad jeigu yra skarda aukšta, jinai pabėga makarunsai, tai iškart neįsigasit, kad jums nesigavo, nes šone dažniausiai pabėga makarunso forma. Tad pirmas aspektas, pasidarykit trafaretą. Antras dalykas, tai įsikarpykit, nesulamdykit to kepimo popieriaus, gražiai pasitieskit, kad gautųsi graži forma. Maži 2 vaikai, šuo, tai iškart perspėju ir atsiprašau dėl pašalinių garsų. Žiūrim toliau. Kaip minėjau, prieš tai su bliūdu, tai lygiai taip pat, kaip mes maišysim, irgi, kad nebūtų jokių ten pašalinių vandens, kažkokio dalyko, tai irgi nusivalo mentelę. Makarunsams yra pagrindinis dalykas, kas gali nutikti. Tai čia yra, žodžiu, kaip galiu pasakyti, kad ne iš pirmą kartą pavyks, nes maišymas, tai yra baltymo su miltais, yra pagrindinis dalykas. Per daug permaišysi nesigaus, nepermaišysi nesigaus, ten kažkaip tai netai bus, irgi gali nesigauti. Tai čia yra toks labai sunkus dalykas, bet reikia mes, kaip ir matėt, mums išėjo į 7 kartą. Ir visa tai buvo dėl maišymo ir aišku temperatūros, bet apie temperatūrą pašnekėsiu vėliau. Tai bandom maišyti, nes aš dabar realiai pati bijau. Darėm prieš 3-4 mėnesius, tai bijau pati suklysti, žodžiu, einam bandyti maišyti. Viską darom irgi pabiškį įdedam ir pabiškį maišom, bet maišymas yra va toks. Tiesiog ratu sukit ir maišykit. Ne greitai, nieko, tai tiesiog reikia išmaišyti miltus su kiaušiniu. Nemoka daryti, jie čia heitą užpils mums. Tai jo, faktas. Mes nemokam daryti. Mes čia darom tiesiog naminiškai. Kiek kaip mes suprantam, taip mes darom. Tie, kurie kepa, kurie esat konditeriai ir dabar žiūrit ir ten kažką komentuojat, kad dieve, ko čia bloga, mes darom kažką blogai, bet tiesiog mes darom taip, kaip mums pavyko, mums gavosi skaniai, tai mes taip ir darom. Kurie mokat ir kažką, tai tiesiog galit pakomentuoti, mes pasimokysim ten iš kažkokių savo klaidų. Bet tiesiog mes darom taip, kaip mums dabar išėjo. Ir įpilam viską ir čia lemiamas momentas. Nesikringalioja, dar plyšta, reiškia, dar mums reikia maišyti. Padaryti, nes tada nesigaus.
O, va šitai. Va, Nu, kaip Padarėm. medus. Gerai. Gal gerai. Tikiuosi bus gerai. Po tiek kartų tai dedat ant tokio dalyko, kad būtų patogu jums sudėti šitą masę į tą maišelį. Tai Bet geriau man va taip bus, žinok, kai ranka bus man patogiau. Tai dabar, žodžiu, mes dedam į maišelį. Nu. Mes kaip visą laiką pasiskirstom čia lais, tai Darius daro šitos Žinok, palimėgstysiu. burbuliukus. Tai žodžiu, padarom temperatūrą 130 ir padarome viršus apačia su ventiliatoriu. Kol mes darom šitos. Šima. Čia mūsų tiesiog laukia. Nelabai gavos, bet kažkas gavos. Nu, va, mes padarėme dabar reikia padaužyti, kad jeigu gauna oro burbulai ir visą kitą. Nelabai žinau, šitas kas. Nu, dar visą laiką toksai negatyvas pas mus. Tai... Gerai? Tai žiūrėsime, kaip čia bus. Augam lauką. Šitą padėti geriau per vidurį. Kaip ir sakiau pradžioj, kad mes po tokios pertraukos bandysim patys kaip pirmą kartą daryti. Tai mums kažkas nepatinka, nes kažkaip ir atrodo tešlos mažokai ir kažkas mums ne to. Tai aš tikiuosi mums pavyks, o jeigu net, bandysim dar kartą ir žiūrėsim, kokios mūsų klaidos. Dedam 130 temperatūros ir su atidarytom durelėm. Žodžiu, 130 laipsnių. 3 minutės. Su atidarytom durelėm. Uždarom durelės ir laukiam dar 15 minučių. 15 minučių iš viso turi kažkur kepti. Ja. Tai nežinau, mes kažkaip labai nesutaram dėl visko šiandien. Ir aš tikiuosi, man gausis iš pirmo karto, žiūrėsim, kaip čia bus. Nu, va, dabar dar kepus atidarytom durelėm. Tuoj uždarysim ir žiūrėsim, kaip čia bus. Žodžiu, porą minučių pakepėm, uždarom dureles ir kepam apie 12 minučių. Yra labai daug aspektų. Žodžiu, negalvokit, kad čia pamatysit receptą ar kažkur čia skaitot ir iš pirmo karto pavyks. Taip, tikiuosi, kad jums ir pavyks iš pirmo karto, bet kai mes bandėm iš 7 ar 8 kartų ir dar kiek aš skaičiau ir su kuo bendravau, su tais makaraucais, kas kepia, kad labai nuo daug ko priklauso. Priklauso nuo pačios orkaitės, nes pavyzdžiui, pas mane 130 vienaip, pas tave bus 130 kitaip. Nes, pavyzdžiui, mes temperatūrą, kai buvo recepte, kai mes net ne pagal receptą temperatūrą darėm. Mes iš vis šitą receptą bandėm ir palį save, darėm pagal savo orkaitę ir panašiai. Tai jeigu aš rasiu video, jeigu rasiu kas, šonę įdėsiu, kas gali būti, jeigu nepavyko, jeigu tam pavyzdžiui neiškylo, tai kodėl ir panašiai, jeigu rasiu, tai įdėsiu video. Bet taip ir sakau, labai nuo daug ko viską priklauso, nes makaronai yra labai daug ingredientų nereikia, aišku, bet labai daug reikalauja tavo kantrybės ir labai kiekvienas žingsnis yra labai svarbus. Nepergyvenkit, bandykit ir bandykit palei save, nes kaip ir su orkaite. Pas kažką gal naujesnė orkaitė, pas kažką senesnė orkaitė, pas vieną vienaip temperatūrą, pas kitą kitaip, pas kitą gal ten ventiliatorius kitoks, nu žodžiu, tai neįsigaskit, kad nepavyks iš pirmo karto, nes aš galvoju, gal mums irgi dabar nepavyks. Tai žodžiu, žiūrėsim, kaip mums dabar gausis ir jau ką bandysim dar kartą. Šiaip tai atrodo gražiai. Tikrai. Perkėpė maros. Ne? Manyčiau, tai gražiai gaus. Na, tagie. Kaip ir sakiau, pavyzdžiui, tom durelėm, tai aš nežinau, kur mes čia pamatėm, nes mes va šitą receptą gal padarėm iš kokių
5 receptų, ne? Nu, tikrai. Mhm. Ir temperatūra iš vienur, ten ką dėti iš kitur biški dar kažkas. Tai žodžiu, mes iš labai daug visokių eksperimentų pasidarėm kaip savo, nežinau, gal čia yra toksai. Bet kiti tai nedaro su durelėm, o kaip tik kokią valandą, 40 minučių džiovina kažkur kambario temperatūrai, kol pasidaro tokia makarūnų. Lotelė. Pavyzdžiui, mes to nedarom, mes iš karto su durelėm kepam, nes gaunasi vis tiek ta ventiliacija, biški išeina ta šiluma. Laiką, kol ten valandą laiko džiovinasi, tai mes tiesiog 2-3 minutės, labai kaip ir sakiau, pagal temperatūrą, džiovinam su atidarytom durelėm. Nes Ir mum tada, nesigavo, kai mes džiovinam. taip, mes bandėm kokius 3-4, ne makarūnus? Ir jie suskelinėja iš karto. Jo, mes bandėm 3 ar 4 kartus džiovinti, va taip valandą, permūčiau, nu kol pasidaro tą plutelę ant viršaus ir mes tada dėdavom, nu mes gaudavo niekaip. Tik pabandėm, nežinau iš kur, iš kažkokio, kad nieks to nelaukia, o tiesiog deda su darytom durelėm, tai mums iš karto gavosi gražiai. Tai va, žiūrėsim, kaip dabar gavos. Labai nenori laužti, nes jie yra karšti. Palaukiam nors 10 minučių, kol pravės, tada pažiūrėsim, kas Nu, mums gavos. pabandyk vieną, va tą baisiausią. Pavyko iš pirmo karto? Aš manyčiau taip. Ačiū, kad žiūrėjot, viską žinot, ką reikia daryti, tai laikint, subscribint, dalinti su draugais, pakomentuokit, kas jums neaišku, parašysiu ir tai va, toks ir makaronų video. Labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad mums pavyko iš pirmo karto. Taip, nėra labai jau ten išvaizdus mums čia kažkaip, bet mes po pertraukos irgi patys darėm, bet nelabai tikėjau, kad mums pavyks. Tai va, dabar einam dar, taip, kad einam dar vakarienę kepti. Sakyk, Katė. Katė, sakyk.